Išbandau patį pigiausią makiažą, kuris yra nuo Tino. Nu, toks... Nežinau, ar atrodo geras. Na, jeigu jūs nežinotumėt, tai gal ir nepasakytumėt, bet kai žinot dabar, tai gal ir galite kažką pasakyti. Matau, kad po akim labai taip nueina ir nesilaiko. Nu, man asmeniškai tai nepatinka. Bet ar aš eisiu šiandien taip į lauką? Jo. Čia ruda, čia balta, nesuprantu, nepatinka man. Na, tebūnie. Ok, tęsiam toliau savo kelionę. Aš turiu 2 variantus, kaip padažyti su bronzeriu, highlighteriu ir blushu. Tai pirmas yra pati pigiausia paletė, kurią gali nusipirkti, net su mini veidrodėliu. Ir kitas variantas yra visi atskiri dalykai. Tai pirmas yra iš Lovely Golden Glow. Atrodo biškai kaip Jeffree Star. Kitas yra, irgi iš tos pačios įmonės Lovely Natural Beauty Blusher. Spalva 03. Na tai pradėkime nuo vienos pusės su atskirais dalykais. Visai daug produktų čia vaizduoja. Oho. Ar pigmentuotas? Taip. Nu ir ką? Ir kam leis tuos pinigus ant tų brangių, kai šitas padaro tą patį? Ką aš žinau, man tai gerai. Ar čia jau eina dėmėm kažkokiam? Bet aš manyčiau jau, kad nebe šitas yra kaltas, o pudra, kad yra kalta. Nes pigmentacija yra, kas čia gali būti sugadinta, čiagi tiesiog birus milteliai. Nu jo, aš manau, kad čia jau pudra. Nu va, nueina. Tikrai. Turbūt, kas sunkiausia yra žmonėms surinkti yra pudra. Tai pigiausias nei BB kremo rekomenduoju, nei tos dabar jau paprastos pudros. Dabar mano akis. Tragedija. Bet šitas aš manau, kad jisai bus geras. Aš jį pabandysiu dar kartą. Aš jam duodu vilčių. Turim dabar blushą. Toks labai baltas, atrodo. Nu, jisai iš kažkur yra. Nes va, čia, pavyzdžiui, balta iš vis. O čia jau bronzeris su blushu. Nėra, kad labai pigmentuotas. Palyginus su bronzeriu, tai nelabai. Nu, ir pabandom highlighteriu. Jisai tikrai yra. Nu, highlighteris irgi nėra, kad man labai patiktų, bet jisai egzistuoja. Ir jau pabandysiu highlighterį uždėti ant tokių kampučių. Ne. 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 Ar šitas galėjo sugadinti? Aš nežinau, nes, pavyzdžiui, šita pusė, su kuria dažiausi, yra ir kur nebuvo BB kremo, tai yra tikrai geresnė. O šita pusė, kur dažiausi su BB kremu, tada biškai ten nusiėmė ir tada pudrą užsidėjau. Matosi, kad čia per daug visko.